norėjosi pagilinti savo žinias ir tiesiog natūraliai, organiškai pradėjau žiūrėti, kur galėčiau aš tai padaryti. Būtent ta dalis su IT pradmenimis mane gąsdino labiausiai. Kurso baigiamasis darbas tai buvo tikra veikianti svetainė, darbo paieška nebuvo labai lengva. Bet aš ir buvau tam nusiteikus. Šiuo metu aš esu Deilux vadovė Lietuvoje ir Latvijoje. Reikia įdėti tikrai daug darbo, bet viskas yra pasiekiama, viskas yra padaroma. Aš įgijau statybos inžinierės išsilavinimą ir dirbau įvairiose pozicijose. Pradėjau nuo paprastos inžinierės, vėliau kilau iki projektų vadovės ir didžioji mano karjeros dalis tai yra projektų valdymas, įvairių projektų, daugiausiai aišku statybos srityje. Kadangi buvau projektų vadovė ir visada savo žinias labai gilindavau, būtent kas yra susijęs su projektų valdymu, įvairios naujos kryptis, kaip geriau valdyti projektus, įvairios naujos teorijos ir vienu metu Agile, viena iš projektų valdymo teorijų, buvo tokia kaip labai populiari ir šiek tiek jau kaip ir nauja. Aš buvau apie tai skaičius, šiek tiek mačius keletą video, bet norėjosi pagilinti savo žinias ir tiesiog natūraliai, organiškai pradėjau žiūrėti, kur galėčiau aš tai padaryti. Ir vieni iš kursų buvo Vilnius Coding School. Turėjau labai užimtą darbotvarkę ir tie mokymai, kuriuos aš pasirinkau, buvo jau įrašyti. Tai yra, kad aš galėjau savo eiga, tada, kada aš turiu laiko, prisėsti, išklausyti pamokas, tada atlikti užduotis. Kursų vadinosi projektų valdymas ir IT pradmenis. Tai būtent ta dalis su IT pradmenimis mane gąsdino labiausiai. Baigus kursus buvau tikrai labai nustebinta, kaip buvo paprasta, kaip buvo lengva. Nesakau, kad nebuvo iššūkių, nesakau, kad nereikėjo pasimokinti, nesakau, kad nereikėjo, tarkim, skirti papildomą laiko, bet tai, kaip medžiaga buvo pateikiama, kokiu formatu, kokiu greičiu, kiek asistuodavo lektoriai, tai žinokit, tikrai įmanoma išmokti ir tai nėra kažkokios kosminės technologijos. Galiu netgi pasakyti, kad tas kurso baigiamasis darbas tai buvo tikra veikianti svetainė. Pabaigus kursus man buvo pasiūlyta pasikonsultuoti jūsų karjeros centre, ką aš ir padariau. Ir aš esu labai dėkinga tom kolegiam, kurios buvo kartu su manim, susijungė ir konsultavo, nes tikrai, kad ir tikrai nekart yra tekę dalyvauti pokalbiuose, tikrai nekart yra tekę keisti įmonės ir tas procesas man yra daugiau mažiau žinomas, bet jos tikrai pasidalino tokiom labai vertingom įžvalgom ir patarimais, kaip galbūt save geriau pristatyti, kaip galbūt nesifokusuoti tai, ko tu nemoki arba nežinai, bet būtent fokusuotis į tavo tas stipriasias savybės. Darbo paieška nebuvo labai lengva, bet aš ir buvau tam nusiteikus, nes ir kursų metu labai dažnas lektorius pasidalindavo savo patirtimi, kaip jie galbūt atėjo į IT ir visada žinutė daugiau mažiau buvo paprasta ir labai panaši, kad tai nėra labai lengva. Tai nėra, kad tu baigsi kažkokius kursus ir tavo visos durys bus atviros, bet tikrai yra įmanoma ir tiesiog reikia bandyti ir bandyti ir bandyti. Tai sakyčiau, reikėtų turėti labai daug kantrybės ir nepasiduoti ir nusiteikti, kad tikrai reikės išsiųsti labai daug CV. Deilux yra SaaS tipo įmonė, tai vadinasi, kad mes teikiame paslaugą kaip servisą. Ir mes fokusuojame daugiau į būtent statybos rinkos įmonės ir mūsų visi įrankiai yra skirti tiek statybos darbų valdymui, tiek pačių pastatų valdymui. Ir didžioji dalis darbuotojų dirba Danijoje, nes mes turim dabar apie 500 žmonių, iš kurių 60% yra programuotojai ir tik 40% yra tie, visi likę, tai yra administracija ir tie žmonės, kurie atstovauja regionus ir šalis. Tai Danų kultūroje yra labai svarbu, kad dirbtų žmonės įvairūs.
ir aš kalbu apie kokį tik norit filtrą uždėkit visame spektre. Tai yra vyrai, moteris, įvairios religijos, įvairiaus amžiaus netgi žmonės, nes būtent įmonės viduje, kas yra komunikuojama, kad kuo įvairesnis kolektyvas, tuo įvairesnės mintis ir tuo įvairesni galimi sprendimai. Dėl to aš sakyčiau, kad visada turėtų žmonės bandyti ir aplikuoti, nes galbūt būtent tokių žmonių su tokiom savybėm, tiek asmeniniam, tiek profesiniam, tos įmonės ieško. Šiuo metu aš esu Deilux vadovė Lietuvoje ir Latvijoje. Mano bendros atsakomybės kaip vadovės tai yra organizuoti veiklą Lietuvoje, Latvijoje, tai yra pristatyti įmonę, ją atstovauti, bendrauti su potencialiais ir esamais klientais. Tie kursai, kuriuos aš baigiau, tai jie čia ir turi naudą, nes man yra tikrai daug paprasčiau suprasti, ką kalba kolegos, kurie yra programuotojai arba produktų vadovai. Yra man daug aiškiau, kokie vyksta procesai iki tol, kol ateina programa iki vartotojų, kokie yra žingsniai, kiek vyksta to darbo užkulisiuose. Pačios įmonės politika yra tokia, kad ieško savybių ir gebėjimų ir kažkoks diplomas, ar tai jo buvimas, nebuvimas, jis nieko nekeičia. Deilux kaip įmonė buvom kreipęsis į Vilnius Coding School, kai ieškojom kolegos, nes norėjom labai specifinių gabumų žmogaus. Ir būtent ieškojom tokio, kuris lygiai taip pat, panašiai kaip aš, būtų galbūt asmuo, kuris norėtų iš inžinerijos arba tai statybos pakeisti savo karjerą į IT ir buvo baigę kažkokius tai mokymus, nes mūsų akimis tai būtų buvęs tobulas kandidatas ir taip mes gavom CV, kuriuos tikrai apsvarstėme. Tai dėl to aš sakyčiau tiek, kas liečia įmonių veiklą, yra labai tikrai protinga ieškoti žmonių ne tik galbūt kažkokiose svetainėse, portaluose ar universitetuose, bet ateiti ir, tarkim, į tokias mokyklas, kur žmonės yra suinteresuoti pakeisti savo karjerą. Reikėtų nusiteikti, kad tai nėra rožėm klotas kelias ir pabaigus vienus kursus tikrai neatsidaro duris. Nes ir mano pačios patirtis tiek pat po Vilnius Coding School, aš tęsiau toliau mokymą, tik tais kitose platformose, skaičiau įvairias knygas, straipsnius, kurie buvo netgi rekomenduoti lektorių. Tai reikia įdėti tikrai daug darbo, bet viskas yra pasiekiama, viskas yra padaroma.